Noriu jums parodyti Uncycled pilnapilvių akvariumą. Žiūrėkit. Į tuščią stiklą išplautą įdėjau iš dėžės su augalais ir krevetėm. Ten buvo dėžė 20 litrų, kurioje sukasi tas filtriukas. Ir buvo augalai su krevetėm. Įdėjau. Čia pilnapilvių akvariumas, nes jaunimas gauna tiek grindalų, kad jie nesuėsti plaukiant dugną. Čia grindalai gyvi, šiandien duoti, jie dar bus gyvi ilgai. Ir kol jų nesuės, šamai pilnais pilvais, tol nieko daugiau ir nedėsiu. Galaksiukai plaukėja. Čia koks, nežinau, 40-50 jų. Paskutinis jaunimas ir apie 30 jaunų koridoriukų. Nu ir krevečių. Nieko nebuvo dėta į akvariumą. Tik kempinė ir pripilta švaraus vandens. Švarų vandenį aš pasiruošiu dėžiai. Osmosę sučiaupą sumaišau. Jie ten susimaišo ir siurbliu paduodu į viršų. Ir per dieną buvo pripiltas vanduo. Šakas, kurios išmirkytas kalė per manganatę buvo jau. Vanduo akvariumas išsterilizuotas. Ir jokio Cycled nėra. Šeriama yra stipriai. Ir nieks nedvėsi. Kodėl? Kempiniai jau buvo bakterijas, jos veikia. Bet suprantat, be jokio Cycling akvariumą suleidau, čia kokį 40 gerų savo patinukų, krevečiukų. Nebijodams, kad jos uždvės, nes nieks neišdvėsi. Suprantat? Akvariumas nebuvo užleistas, išskyrus vienintelį momentą. Kempinė, kuri veikia. Ir viskas. Kempinę veikiančią įdėjau, pripyliau švaraus vandens. Aš tą vandenį galiu keisti po 90% šiandien. Nieko neatsitiks. Vandens parametrai tokie pat kaip visada. Krevetės jį pažįsta, šamai pažįsta. Galbūt daug šakų čia sudėto, jos šiek tiek parūgština vandenį. Galbūt, nematavau ir nematuosiu. Galbūt, bet jos iš savęs jau nieko neleidžia. Nes buvo pradezinfekuotas ir kalė per manganatą, taip toliau. Ir koks kiekis nesuėsta maistą. Jis bus suėstas. Tam ir laikau pliką stiklą, kad matyčiau. Ir dėsiu dėžę, sodinčiau augalus, nes augalai dabar plūduriuoja. Dėsiu. Ne į visą akvariumą, bet gruntą padėsiu su dėžė. Dėžę su gruntu padėsiu ir susodinsiu į dėžę. Kad galėčiau ją išimti, kad galėčiau vandenį nuleisti ir sugaudyti viską. Tai be jokių baimių, be jokių fobijų veikia akvariumas. Aišku, ta kempinė tai veikia, ji nėra visai tuščia. Bet ciklas įsibėgėja, kai yra jau išmatos, kai yra ką valgyti. Ciklas įsibėgėja, o bakterijų gyvūnai turi savo pilve. Svarbiausia, kad dideliam vandens kiekį, čia 2,20 litrų, 2,7 jeigu pilnas būtų, dabar ten minus 10 litrų yra, grubiai, nesvarbu, 200 litrų akvariume plaukio didelis būrys, bet mažų žuvyčių. Bendras tų žuvų ir krevečių svoris čia yra labai mažas. Jeigu jūs čia prisileisit 20 skaliarų, jau bus pipėts, reikės didelę filtrą. Dėl to aš neauginu skaliarų, auginu mažas žuvis.